Bet. Yra vienas bet. Blet, panašu, kad čia bomžai gyvens. Bye tunelį, einam ieškoti tavo kito galo. Pum. Sveiki, fantastikos mėgėjai. Šiandien aš būsiu įsivaizduojamo traukinio mašinistas. O keliausime mes prieš 72 metus uždarytą traukinių liniją. Taip, jums pasigirdo gerai. 72 metus čia važinėjo traukiniai. Dar važinėjo traukiniai. Tiesa, paskui šitą liniją buvo planuota prijungti prie Londono Underground sistemos. Na, bet davai, viską, davai nuo pat pradžių. Pradedam, taip tai buvo. 1870 metai. Londonas auga, plečiasi kaip ant mielių, jisai tinsta, kaip vlakė nuo voktų saldainių. Iškart atsirado poreikis Londono centrą sujungti su tolimesniais rajonais. Londono šiaurėje yra Finsbury Park, dar šiauriau yra Aleksandro Palace rūmai. Tai va, hebra savo per daug neknyso proto ir sugalvojo tas dvi vietas sujungti su traukinuku. Prisikirto medžių pabėgiam, prisimirkino jos naftoj, turbūt greičiausiai naftoj spėjau. Prisivalcavo bėgių, ir prasidėjo statyba. Prie Highgate pastatė tunelių, prie Kraušendą pastatė viadukų. Tarp kitko, Highgate. Atsimenat, buvo pasakojimas apie vieną vampyrą, kur gyveno kapinėse. Bandas eis netoli tenai. Kas nežinot, apie ką aš kalbu, įmesiu video į patį galą, pačiam gale nuorodą. Pasižiūrėkit, labai faina istorija. Einame per antrąjį išlikusį viadukų. Kaip čia traukiniai įdomu prasilenkia? Kažkaip tai prasilenkia. Štai trečiasis viadukas. Ir kiek matau, kiek suprantu, tai vienas traukinys važiavo va šičia va. Kitas traukinys važiavo va čia va. Ok. 1935 metais buvo sugalvota šitą geležinkelio liniją prijungti prie Londono metro sistemos, pratęsiant Northern šiaurinę liniją. Kas būtų leidę centrinį Londoną sujungti su Aleksandro Palace. Iš tikrųjų, ganėtinai geras projektas. Buvo pradėtas modernizuoti stotys, elektrifikuota viskas. Bet aišku, kaip ir visose mano istorijose, apie Londoną prasidėjo Antras pasaulinis karas. Atskrido vokiečiai ir sunešiojo nachter viską. Po karo tas projektas jau nebeatsigavo. Tiesa, iki 53 metų dar važinėjo čia traukiniai, bet jau prie metro sistemos neprijungė nieką. Bet va šiandieną galim pasigrožėti, kas čia buvo, kokie čia buvo planai ir kas čia buvo pridirbta. O pridirbta, žinokit, buvo daug. Tikrinam, koks aidas. Neblogas. Tiesa, didesni tuneliai, jie yra uždaryti, nes juose gyvena šikšnosparniai. Ten yra jų rezervatas. O mūsų šiandienos tikslas yra koks? Pirmas dalykas yra gerai pasivaikščioti. Antras dalykas yra paieškoti, kas liko iš stočių. Štai kaip atrodo Kraušend stotis dabar. Įsivaizduokit. Čia, kur stovi aš, kažkada važiavo traukiniai. Jie čia sustodavo. Tokiam lygy, išleisdavo keleivis, jie lipdavo, jie išlipdavo. Buvo viena iš labiausiai naudojamų stočių visoje šitoje atkarpoje. Dabar čia tik tai likę peronai. Bet jausmas, žinokit, įdomus. Aš čia grįžau pirmą kartą po 27 metų. Taip, nuskambės juokingai. Kai aš važiavau į Angliją pirmą kartą, savo brolį Mindaugą, man buvo 16 metų. Tai buvo 98-99, kažkas tai tokio. Jisai gyveno čia visai netoli. Ir visas šitas vietas buvo išvažinėtas mano su dviračiu. Tiesa, aš nežinojau tuo metu, kur aš važinėjau ir ką aš darau. Paskui pradėjau domėtis ir nusprendžiau aplankyti po tiek laiko. Taip, kad šiandien aš su jumis keliausiu ne tik laiku, bet ir atsiminimais. Va, atvažiuoja traukinys, va čia va, turėjo atvažiuoti. Senai va šitam va pastate galėjai nusipirkti bilietą. Tada praeidavai pro vartelius šalia, atsižymėdavai bilietuką. Ir hujakt žemyn laiptukais. Nusileidi vieną eis, pasisuki, paeini kitą eis ir išlendi tiesiai į peroną. O kita pusė įdomu, kaip pakliūdavo. Reikės taip pasivaikščioti, pažiūrėti. Vis tiek turi būti išlikę kažkas tai. O gal jie čia paprasčiausiai lipdavo šitais laiptais, kirsdavo bėgius,
kas būdavo laimingi ir jų nepervažiavo, perėdavo į kitą pusę. Žvelgiant iš aukštai, stotis atrodo štai taip. Pabandysiu paieškoti nors istorinių nuotraukų. Jeigu šias rasiu, dabar jūs turėtumėt matyti, pabandysim palyginti, pažiūrėti, kaip pasikeitė vaizdas. Ką, leidžiame žemyn, lendam po apačią ir tęsime mūsų kelionę. Karas sustabdė metro plėtros projektą. 54 metais iš viso baigėsi traukinių keleivių pervežimai. Nekalbėkit taip garsiai. O 70-71 iš viso buvo viskas išardyta ir palikta likimo valiai. Bet, yra vienas bet. Nepamirškim, kad tai yra Anglija, tai yra Londonas, kur visą laiką pilna mistikos. Yra legenda apie Late Passenger. Ne legenda, galbūt mitas, ne mitas. Vienu žodžiu, kai kurie yra žmonės vis dar matę šešėlį. Vieno vėlyvo keleivio, kuris vis dar laukia traukinio. Dažniausiai tai vyksta rudenį, kai lyja, kai niūru, kai prietema, kai tas žmogus, kuris matęs, yra įkalęs kokias 4 pintas alaus. Čia aš taip interpretuoju, ta prasme galvoju, taip yra. Bet kokiu atveju kažkas tai yra. O kad apsaugoti nuo to Late Passenger, šitas stotis turi savo angelą sargą. Štai jisai įsitaisęs aukštai tarp parkų. Žvelgia į peroną ir saugo visus. Stebėjimo postą jisai išsirinkęs neblogą. Joje matosi viskas. Ačiū, kur kažkada važiavo traukiniai. Viadukas buvo virš linijos. Jisai panašus į naują. Gausiai nuo tų laikų išlikęs. Artėjam link perono. Mane, žinokit, stebi ne tik tas perono prižiūrėtojas, bet ir va šita akis. Jinai viską matas, nesakau. Dabar tai pasivaikščiojimo vieta. Pilna dviratininkų, tiek kur šunys vedžioja. Vienu žodžiu, veiksmas čia vyksta, nesustoja. Labai įdomi, va tas takas visas, tai vietom susiaurėja. Vietom labai platus pasidaro. Ir labai jau visas jisai apaugęs. Nėr ko norėt, gamta atsiema savo. Dar vienas tiltukas mūsų kely. Bet šitas jau man rodos, jisai naujas yra jau, jisai ne tų laikų. Tų laikų gal jau subirėjęs įspūdas buvo. Jo, šitas jau naujas. Senasis turbūt iškeliavęs jau į tiltų rojų. Jeigu Kraušiam stotis buvo tarp dviejų kalnų, jinai buvo, tokia kaip Dauboj. Ir čia jau matosi, kad pylimas yra iškeltas į viršų, nes sulikt maždaug tuo lygiu, kur aš einu, čia nelabai matysis, bet yra jau namų stogai. Bliamba, kiek čia darbo ir kiek čia pinigų buvo įdėta. Bet londoniečiai ką moka, tai moka. Iš tikrųjų, išsaugoti savo žalias erdves visas. Aš nekalbu vien tik apie parkus. Yra daug tokių grinai takų, kur kažkada kažkas yra buvę. O dabar paversta pasivaikščiojimo vieta. Ir iš tikrųjų labai gerai, nes tokia vasara kaip šita, aš neatsimenu per tiek metų, kad tokia būtų. Čia nudvėstum kitaip nuo karščio. Tai jau dabar prakaitas muša. Tai jeigu nebūtų šitų visų medžių, visko būtų laukas plynas, tai čia būtų ne kažką. Maždaug tokiam aukščiai yra pylimas iškeltas. Pažiūrėkit, koks gražuolis. Uai, koks tu fainas. Wow. Jeigu manęs atmintis neapgauna, kaip gražiai, protingai nuskambėjo šakės karate, tai čia neužilgo, toj turėtų būti kažkur tai tunelis. Priėjom pirmuosius tunelius. Dabar čia karaliauja šikšnosparniai. Kaip toj dainoj, kad mano namas vijokliais apaugęs, tai va, iš šikšnosparnių tuneliai irgi vijokliais apaugę. Tiesa, tuneliai yra užmūrinti, kad niekas nedrumstų jų ramybės. Palikta va tik tai viena anga, kad jie turėtų per kur atskristi ir išskristi. Gerai, vadinasi taip, norint tęsti kelionę, aš tuneliu eiti negaliu. Man reikia lipti viršų ir rasti kažkur tai praėjimą, kur yra kitas tunelio galas. Tai mes va tą ir padarysim. O, galima ten į viršų palipti. Gal blemba, neišsisaknėsiu kojų. Davai, manu. Bum, 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 bach, bach, bach. Bum, tur, bum, bum, bum. Blet, panašu, kad čia bomžai gyvens. Palapinių nėra dar, bet mažai trūksta.
grafičių tai yra. Skėčių senų yra. Alaus karbonkių. Gerai. Čia įdomu, mes užlipsim kur nors, ar nelabai. Takas pramingas, tai turėtumėm kažkur tai. Taip, žmonės eina tenai. Manęs ir man reikia tenai. Gerai, mums čia to kampo blemba nukirst, kad neišėjo. Tai einam tenai, kur visi žmonės eina, nu. Neieškom jau jokio šortkato. Bye tunelį, einam ieškoti tavo kito galo. Žinot tą pasakymą, nemesk kelio dėl takelio, bet jame nieko nesakoma, kad nemesk kelio dėl pabelio. Žinam? Po vieną pintelę. Nu, vienas šalta dar niekam nepatinka. Gerai, sveikatą. Tęsim mūsų kelionę. Kad ir kaip bebūtų gaila, kitos pusės tunelį mums pamatyti neišeis. Jie yra už šito žalios tvoros. Bet einame toliau. Kadangi pagrindiniai vartai uždaryti, eisim dabar bandyti ieškoti per kitus, va toj moteriškaitę tokį praleisim. O, žiūrėkit. Kokie Jėzus praėjimai, ir taip reikia eiti, ir va taip reikia eiti. Gyveniai žino kam, jeigu čia galima viską praeiti pro šoną. Na, nesuprasi kartais jau. Kolektyvas, žinokit, yra keblumų netikėtų. Kad tęsti kelionę toliau, jos praktiškai neįmanoma, nes buvusi linija yra užstatyta arba nepraeinama. Dabar klausimas, ką mes darom. Ar mes einam pasivaikščioti mišku, ar mes einam pavalgyti ir aptarti šios dienos. Manau, variantas antras. Tai mes taip nieko nelaukdami ir strikt pastrikt, tralala, eisim ėsti po eglę. Nu gerai, neeisim ėsti po eglę, eisim valgyti kažkur tai. Taip, ir aptarsim šios dienos kelionę. Nu va, radom ir kur pavalgyti. Na ką, kolektyvas, tradicinis kelionės aptarimas. Labai fainas pasivaikščiojimas, pamankštinimas kojų, tos grįžimas į praeitį kažkoks. Mano klaida yra, kad ne iki galo pasidariau namų darbus, bet visi mes klystam kartais, mūsų toks gyvenimas jau sudėtas iš tų visokių klaidų, klaidelių visokių. Bet kokiu atveju, labai ačiū, kad žiūrėjot ir ką, iki sekančių kelionių. Bye!